Kaip susiję valgymo elgesys, genetiniai veiksniai ir smegenų brendimo procesai? Šiame tyrime pateikiami longitudinio tyrimo duomenys, vadinasi, tie patys paauglių amžiaus dalyviai buvo pakartotinai tiriami ilgą laiką. Valgymo sutrikimų simptomai buvo susiję su kūno masės indeksu ir su genetiškai paveldimu polinkiu į tam tikrą kūno fenotipą, tame tarpe ir į kūno masę. Nesveikai valgantis, ribojantis, persivalgantis arba emociniai valgytojai buvo labiau linkę pasižymėti problemų eksternalizavimo elgesiu, tai reiškia agresyviu, nekontroliuojamu ar impulsyviu. Taip pat vis stiprėjančių dietinių elgesių, persivalgymų ir problemų internalizavimo elgesiu. Tai yra užsidarimo, baikštumu, nerimastingumu, slopinimu, įtampos perkelimu į fiziologinius simptomus, liūdnumu ir beviltiškumu. Tokiam amžiui būdinga smegenų raida, specifiškai kaktinėje skiltyje ir smegenėlėse, buvo sulėtėjusi abiejose nesveiko valgymo grupėse. Emocinių valgytojų grupiai priskiriama didesnė bulimijos tikimybė, o paaugliai su dėmesio ar elgesio sutrikimais buvo labiau linkę persivalgyti ar valgyti vedami emocijų. Kadangi smegenėlės yra atsakingos ir už valgymo bei apetito reguliavimą, tai sutrikusi smegenėlių branda gali būti viena iš nekontroliuojamo valgymo priežasčių. Smegenėlių raida lėtėjo ir bendraamžių nemėgstamų paauglių tarpe. Kaktinės skilties sutrikimai prisideda prie impulsyvumo ir prastos savikontrolės, o genetiniai veiksniai šiuos abu mechanizmus stiprina, nors tyrėjai pažymi, jog aplinkos veiksnių poveikis yra stipresnis. Nors atrodo, kad laisvės tarp visų šitų veiksnių nedaug, bet aš vis tiek tvirtai tikiu, kad žinoti, suprasti ir laikytis sveikos mitybos principų yra svarbu bet kokiu atveju, nepriklausomai nuo genų, aplinkos ar būsenos, nes tai vis tiek veda į geresnę sveikatą, negu galėtų būti valgant kitaip. Skanaus, taikos ir ramybės.